Sveiki, mano vardas Vladas, esu Herbalife Nutrition nepriklausomas partneris. Manęs dažnai klausia, kokių galimybių teikia bendrovė Herbalife, kaip užsiimama šio verslu ir uždirbama pinigų. Dabar jums viską papasakosiu. Visų pirma, turime prekybos ir rinkodaros planą. Tai tokie karjeros laiptai, kuriais kopiant mūsų pajamos ima didėti. Kaip vykdome savo verslą? Pirmiausia, parduodame produktus ir aptarnaujame klientus. Antra, pas mus ateina įvairių žmonių, kurie arba nori užsiimti savo verslu, arba ieško papildomo darbo laisvalaikiu. Mes juos mokome, padedame pasiekti sėkmę, o nuo šių žmonių pardavimo apimties bendrovė mums moka atlygį. Žinoma, kilimas prekybos ir rinkodaros plano pakopomis reikalauja laiko ir pastangų. Štai kaip tai veikia. Mano draugė Marina. Ji yra studentė ir mano klientė. Marina mūsų produktus vartoja jau kelis mėnesius ir pasiekė puikių rezultatų. Marinos draugės pastebėjo tos pokyčius ir taip pat panoro vartoti Herbalife Nutrition produktus. Tada Marina nusprendė tapti Herbalife nepriklausoma partnerė, kaip ir aš. Ji su bendrovė pasirašė sutartį, išėjo mokymo kursą ir draugės tapo jos pirmausiomis klientėmis. Kai Marina užsiregistravo kaip bendrovės partnerė, ji pasiekė pirmąjį laiptelį. Vos prisijungus bendrovė, jai suteikė 25% nuolaidą visiems produktams. Taigi nuo kiekvieno pardavimo sandorio ji pradėjo gauti iki 25% pajamų. Vadinamųjų galimų pajamų iš mažmeninės prekybos. Pavyzdžiui, produkto kaina klientui yra 100 sąlyginių vienetų, o Marina jį perka už 75 sąlyginius vienetus. Taigi pardavusi produktą klientui už 100 sąlyginių vienetų, Marina gauna 25 sąlyginius vienetus. Pasiekus pirmąją pakopą, nuolaida visiems produktams gali siekti nuo 25 iki 42%. Sutikite, kad tai puikios papildomas pajamos. Taip pat sutaupote produktus, pirkdami savo. Marinai patiko papildomai užsidirbti, todėl jie ėmė aktyviau pasakoti draugams ir giminaičiams apie savo rezultatus. Taip jie įgijo vis daugiau klientų. Šitaip po kelių mėnesių Marina pakilo į antrąją pakopą. Įgijo supervizoriaus statusą. Supervizoriai turi 50% nuolaidą visiems bendrovės produktams. Taigi dabar Marina nuo kiekvieno pardavimo sandorio gauna iki 50% galimų pajamų iš mažmeninės prekybos. Kai prie Marinos prisijungė draugai ir giminaičiai, ji nusprendė dalytis savo rezultatu socialiniuose tinkluose. Taip jos pokyčius pamatė pažįstami iš kitų šalių. Kai kurie iš jų panoro vartoti produktus ir tapo Marinos klientais, o kitus sudomino verslas ir jie tapo bendrovės partneriais. Dabar Marina turi partnerių kitose šalyse. Nuo šio momento bendrovėje pradėjo Marinai mokėti procentus nuo kiekvieno jos partnerio užsakymo. Tai vadinama pajamomis iš didmeninės prekybos. Tai yra skirtumas tarp Marinai taikomos 50% nuolaidos ir jos partneriams taikomos nuolaidos. Pajamos iš didmeninės prekybos gali siekti nuo 8 iki 25%. Marinos draugės, kurios prie jos prisijungė, taip pat nestovėjo vietoje. Todėl jau po kelių mėnesių pasiekė supervizorių statusą ir dabar taip pat turi 50% nuolaidą. Nuo šio momento bendrovė pradeda Marinai mokėti 1,5% nuo kiekvieno 3 aktyvių kartų supervizoriaus apyvartos. Tai vadinama honoraru. Mūsų bendrovės biurai veikia daugiau nei 90 pasaulio šalių. Ir nesvarbu, kurioje šalyje gyvenate jūs ir jūsų partneriai. Bendrovė kas mėnesį mokės jums procentą nuo kiekvieno 3 aktyvių kartų supervizoriaus apyvartos. Kuo aukščiau pakelsite prekybos ir rinkodaros plano pakopomis, tuo daugiau pajamų gausite. Štai kaip tai veikia. Todėl prisijungkite, mokykitės ir pasiekite sėkmę.